Ar vanduo, kai jį geriame, kenkia mūsų sveikatai? O jeigu labai daug vandens? Ar morkytė gali pakenkti jūsų sveikatai? O jeigu labai daug morkyčio? Ar sportas kenkia sveikatai? O jeigu pamėginti nubėgti maratoną, nesiruošus ir nesitreniravus? Taip ir su elektromagnetinėmis bangomis. Jeigu jų būtų siaubingai daug, poveikis sveikatai būtų sunkiai nuspėjamas. Tačiau dabar jos reglamentuojamos higienos normų ir šalies įstatymų. Tad galia yra ženkliai mažesnė nei, pavyzdžiui, saulės kuriamos elektromagnetinės bangos. O įsivaizduokime priešingą variantą. Jeigu visai nebūtų vandens, morkyčių ir sporto. O jeigu visai nebūtų elektromagnetinių bangų ir telefono ryšio. Įsivaizduojate, kiek gyvybių jis išgelbėja tiesiog paskambinus greitai.